Aš karočią buvau vieną vakarą, žinai, nuėjęs ten. Nu, į parką tiesiog, tai karočią šunį nuėjau pavedžioti į parką. Pist, žiūriu kažkokia mergina. Man suliku atsisėdus, taip, žinai, liūdnai sėdi. Nu, grinai tokiam ašarotom akim. Pist galvoju, žinai, kažkas nutiko, na, jis graži tokia faina. Na, jis užkalbinsi, galvoju, žinai. Nieko, net numerį neplanavau prašyti. Tiesiog taip, nu, draugiškai prisėdė, žinai. Jis sakau, kas nutiko? Sakau, blemba, kažkaip matau, labai liūdna sėdi. Kažkaip net neramu pasidarė. Ir, ta prasme, jinai atsisukė į mane, pasižiūrėjo tokiam akim grinai, šarotam. Ir pradėjo šnekėti nuoširdžiai, taip kaip kitos panelės nešneka. Iškart pradėjau pasakoti, kas jai nutiko. Aš net toks apšalęs, žinai, likau. Nu, ir maždaug pasakysiu, ką jinai pasakoja. Aš vieną vakarą ėjau gatve ir mane iškalbino kažkoks nenormalus. Aš nežinau, kas jis toks. Bet jis visiškai nesveikas yra. Jisai vis dėl priejo prie manęs. Priejo prie manęs ir sako, tu labai graži man stovi. Ar nenori nueiti iki artimiausio viešbučio ir kažką padaryti? Aš žinoma, aš atsakiau taip, o jis pasakė, kad juokauja. Ir visas draugas tai girdėjo. Įsivaizduoju, kaip man buvo gėda. Tai aš mokės kažkoks nenormalus. Blam, sakau, daunis, jis karančiai sakė, kaip galima taip merginą įžeisti ir panašiai. Sakau, tu žiauriu fainai, žinai, graži esi. Kas galėjo su tam, tai pasielg. Sako, aš nežinau, kas jis toks. Jis man neprisistatė. Aš mačiau tik vieną jo vietą. Ir galų gale, išeidamas jis surikė, lamaga, kažką ten tokio, bet. Kiek girdėjau, jį vadina Vindai. Aš, blėt, žinai, nu, lamaga žaidės, esu, žinai, sakau. Kas ten, sakau, kaip jisai atrodė, žinai. Sako, blėt, na, kaip toks duhas, sako, garačia. Nu, tai pasakau, blėma. Sakyk normaliai, sakau, blemba, įžeidė. Sako, Facebooką mačiau nuotrauką su keksiukais. Ir jis? Aš iš karto žvengt pradėjau, žinai. Sakau, jo vardą sakau žaidėme. Veindi. Nu, ta panelė, sako, tu rimtai, sako. Sakau, jo, žinoma. Na, paskui nesakysiu, kas toliau buvo, nes ten jau, ta prasme, jau. Tai po to jinai šitą ištraktavo vien kaip vienas duhas.